Nu va, dabar varom į tokį nacionalinį parką Teti. Žiauriai gražu čia bus. Tai va tokį vaizdą turime štai serpantinais važiuojant. Kosmosas, kosmosėlis. Tokie vaizdai. Ir kas mes varom į jo apatinį tą slėnį. Vau, žodžiu. Belė kaip gražu. Kad žuvis išliktų šviežia, tai va taip, va, upėtakių pilna. Žinau, matosi ir nesimato, bet belė kiek. Alio. Tai žodžiu, einam tuo taku. Ir toks tiltas. Šiek tiek padegintas. Nu ką, kad būtų geras haikas, tai reikia pasidaryti lazdas. Nepripratęs su dviejom. Toli, ne, aš toli jų į priekį nevaryk. Toli į priekį varom tada, kai leidžiamės nuo kalno. Gal greičiau rankos pavargs nebuvo. Aš tik čia neatsirankas. Dabar žiūrėkit, kaip aš einu. Va taip va einu. Atsispiriam į kalniuką. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hello. Hi. Cool. Čia vietinis baras, kad gėrimai šilti būtų. Birsva. 300 lekų, tai čia apie 2 eurai centais. 3, netoli 3. Ką, kopiam. Dar daug žygiuot. Vaizdai gražėja. Aukštis didėja. Hello. Tokią pavutę priėjom. Ten dar mums eit. Gražu. Taip, Dovilė. Aišku, karšta. Nieko, pamažu. Eisim ir užeisim. Valgyt norys, gal su vaizdu nereikia. Bet kentėt. Nežinau, man tai tas pats. Jo. Galim keliaut dar. Galim po obuolį sugraužti. Neįsigąs tikiuosi. Štai kalnuose sutikom arklius. Arklį tiksliau, ten daugiau yra. Labai va, faina, kaip ausis taip pakasai. Vieną kitą pakasysiu. Oi, kaip gerai. O šukuosiną padarysim tą. O, geras mano draugas, Draugas tu draugus. Visi žiūrėkit, kaip gražu, net nežinau, nelabai perteikia čia kamera turbūt, bet... Kamera? Jo, bet žiauriai gerai atrodo. Galim pažiūrėti, kaip ir mano akinis atrodo. Be akinių. Su akiniais. Nu, net nežinau, kur čia, kaip geriau. Pasiklydusių. Būna ir pasiklydusių žmonių. Tikiuosi mes Dovilę nepasiklysim. Čia kažkur mačiau, o Latvija. Pamiršau savo lipdukų, būčiau irgi paklijavęs kur nors. Žodžiu, keliaujam toliau. Dabar esam stoteliai, kur pavalgysim. Čia visi va, turistai stovi, valgo. Mes irgi čia pavalgysim. Blet, šunys jau. Tas panašiai? Ne. Tai va atvarė vaikiukas. Gavo saldainių.
susidraugavo su mumis, draugės jau. Turim užkopti dar į tenai, vat. Kur? Tenais? Jau nedaug liko, jau nedaug, Dovilė, jau nedaug. Viskas. Kojas suskauda. Taip, žygis, bet jau nedaug liko. Dar truputį liko, būsim pasiekę tikslą, bet vis tiek yra wow. Eik tu savo, gniaužiantis akį vaizdas. Nice. Atėjom? Ne. Ir... Kupetūras. Wow. Kitas kaimas. Jak chcesz, to zostawiaj plecak i możesz wyżej wchodzić. Ja tu pilnuję. Już nie chcę tam włazić. Wow. Čia yra vienas kaimas, ten kitas, iš kur atėjom. Žiūrėk, netgi ten žmonių yra. Va, viršui tam. Jau į tą neįsi turbūt. Ne. O į šitą? Į šitą gal eis. Wow. Vaizdai. Va čia tai gyvenimas. Tyrinėti, pamatyti. Čia tik atsargiai, Dovilė. Čia gražiau, eik čia. Sveiki. Iš toli keliaujat? Lazdas, matau, pas mus tos pačios firmos. Nu, iš čia keliaujam, šito kaimo. Iš Tečio. Jo, o jūs? Mes iš Valbonos, bet ir keliaujam atgal į Valboną. O mes atgal keliausim į... Jo. Tenai mašiną tu palikot, ne? Taip, ten ir nakvosim. Jo, mes analogiškai tik mes Valboniai palikom. Mes, ai. Čia kažkaip aš suprantu, reikia, nežinau, ne su mašina važiuoti, tada jeigu nori, taip normaliai. Taip. O bandėt plaukt gal tuo kanalu jau? Ne, varysit, planuojat? Ne, mes turim grįžti į Tiraną, jo, Ai, darbo reikalais, tai. supratau. Darbo reikalais. Nes yra tas kanalas dar labai cool. Jo, sakė, kiek antram euro, ne? Nu nežinau, kiek eurų, bet kiek pažiūrėjau YouTube, tai verta. Jo. Jo, atramau, Labai. žiūrėjau, 3 valandas plaukimo aš padariau. Kaip Tailande kokiam, žinai. Bet čia sekantį kartą. Nu ja, mes tai 10 dienų atvarėm, tai truputį Čia viskas prisideda. kitos savaitės gale, negale, antradienį gal kokį išvarom, ne? Antradienį ir trečiadienį. Bet cool, susitikom. Valdas, Aš savas. malonu. Iš kur jūs esat? Valdas, Vilniaus. Tai visai kaimynai. Nu, Iš Antakalnio mes. nu mes iš Žvėryno. Tai reikia nuvažiuoti į Albaniją, kad susitikti. Nu, bet tai iščiekit, kur susitikom, viršūniai. Kad jau antrus lietuvius sutikom. Kur? Prieš tai pirmių kartą buvom sutikom. Ai, bet Tiranai mes sutikom. Jo. Bet ne Kalne, žiūrėk, čia įspūdingai, jau žiauriai. Einam dar ten žlipsim. Ką, gerai? Gero laiko. Sėkmės. Good luck. Gerai, tik čia atsargiai. Wow. Gal ir kiek paties. Kaip gražu, ne? Žiauriai. Wow. Aš atsisėsiu, noriu. Sorry. Mes tai padarėm. Ar verta pamatyti šitą maršrutą ir čia nukeliauti? Tikrai taip verta. Aišku, kelionė tikrai yra netrumpa, nes reikia važiuoti automobiliu gal kokias 2 valandas. Aišku, priklausomai nuo kurios vietos esate. Tada pasirenkate nuo kokio kaimo kopti. Yra 2 opcijos – Valbonė ir Tetis. Mes pasirinkome iš Tečio. Tai kopėme gal kokias 5 valandas, gal 4.
dabar tiksliai negaliu atsiminti, bet visas žygis kažkur apie 7 valandas gavosi, 4 maždaug į priekį, ar 5 galbūt į priekį ir kokias 2 atgal. Nu, mes žygį pradėjome kažkur apie 10 valandą ir grįžome kažkur apie 6 gal ar 5 valandą, nu, prieš sutemant. Tai buvom labai alkani, bet žygis tikrai vertas, rekomenduoju visiems. Albanija tikrai turi tokių perliukų, kaip matot. Tai čia vienas iš jų, čia yra Albanijos vadinamas Alpės. Dabar yra ruduo, tai tie ledynai yra ganėtinai nutirpę. Jeigu čia atvažiuotute pavasarį, tai ledynai dar būtų labiau pasidengę ledu, sniegu, būtų dar įspūdingesnis vaizdas. Žinokit, sakykit, ką norit, bet kai norit, tai randi. Albanija irgi yra wow šalis ir turi tikrai wow dalykų, kuriuos verta aplankyti ir pamatyti, ką mes ir darom iš tikrųjų. Tai dabar esame ant kalno, kuris skiria 2 kaimus. Tai Teti ir Albonė. Tenai šiek tiek nuėjom. O, matosi? Tai va, tas kelias į Alboną, mes varom atgal. Kas čia paliko tuos? Sau važiuoja. Cool. Good transport. Va, su pasagom, bet ta pasaga biškai kažkaip tai atkibus, jam atrodo, nuo šito. Tai sakiau, kad jie taip atsiveža viską. Aliuko savo atsiveža. Prieinam teliuką ir mergaitę. Čia pusryčiavom, repetavom. O, neatitrūkus. Kas yra teliuk? Visi? Jie? Visi? Ne, bakas tą valgo. Mū. Mū. Bakas man suvalgyti. Bakas. Wow. Taip, laižu, neduok. Padeda, tai O. nufotografuosi. Ačiū. Ačiū. Padeda akmenį? Foto? Ne, it's no photo. Mū. Foto? Foto? Ein save nori nusifotkinti jaučiu. Va, tu. Va. Va, palauk. 1 minute. Tu. Va. Foto. Oh, photo. No. Sorry, maybe water? Ai. Jo, sakė, iš ten piltis. Iš šulinio. Iš šių. Bye. Pala, aš užsieksiu tau tą kuprinį. Viskas, bye. Goodbye. Bye, goodbye. Pilsim kalnų vandens. Tyro. Gero. Skanaus. Ir labai gerai bus. Va, jų elektra, saulės panelė. Ai, okei. Jisai gal nori irgi atsigerti iš tenai. Water. Nu ką, praleiskim tą teliuką. Ne. Eik, kalnų teliuk. Paskum. Tai va, haikins. Jau galvojau, kad vanduo keičia viską, ką jis liečia. Vanduo keičia, liečia. Jo, vandenukas labai gerai bus, kalnų vandenukas. Net bėgs, nepakils aš čia. Ir į nosį auskaras įkištas, kad neknistų. Nepraeisiant, padaryta tvara.
Žodžiu, nebedaug liko, bet dar žygiuojam į apačią, bet visiškai jau nebedaug liko. Dabar turi būti lazdų ritualas, kiekvieną lazdą užlipus ir nusileidus, reikia palaiminti. Perduodu tave kitam keliautojui. Tikiuosi padėsi jam užlipti ir saugiai nusileisti. Ačiū, lazda. O dabar norime valgyti. Ir tikėtina valgysime upėtakį, kuriuos matėme tenai apačioje. Upėtakį ir sriubos. Tai paimsi, ne? Tau didesnį dar, keičiu. Keičiam? Mano big fish, ne? Tavo didesnis valdai. Nu gerai, ką. Nu ką, turim čia tokį upėtakį. Bulvytės. Šitą, bei tą ir dar tą. Tai va, mes sakom su Dovilė, kad jaučiamės kažkokiam western turinime. Keliauninkai vien tik tai va žygeiviai. Pagaliau normaliai filmuoju, nes prieš tai filmavau tokiu režimu negeru. Tai ką, dabar keliaujam link Krioklio. Einam tokiu slėniu, palei upę. Beje, vakar valgėm upėtakis iš šitos upės, tikėtina. Vau. O šiandien valgėm pusryčius. Jo, šiandien valgėm pusryčius. Kavą dar geriau su pienu. Pienas čia vietinis, nu realiai viskas ten vietinio. Tai ekologiška vadinasi. Tas vaizdas, tai užburiantis. Ir šiukšlių nėra primėtyta, kas faina. Ponė, eina ponė. Nu ką, mums liko 1 kilometras iki Krioklio. Vau, kaip pagalvoju, kad mes vakar buvom ten viršų, tai net užgniaužė kvapą. Kokie namukai gražus. Visur auga vynogės. Granatai. Nu ką, pasiekėm Kriokliuką. Nice. Na ką, pasiekėm nacionalinio parko Tečio dar vieną fainą objektą, tai Krioklį. Nu, Dovilė nupirko maistą. Ir maitina šuniukus. Taigi tokius vaizdus turim važiuojant. Vau, tiesiog. Šiaip iš tenai nusileidom, iš Tečio. Ten turėjom žygį. Spėdingai atrodo. Nu ir ką, dabar keliausime link tokios prieplaukos, kur plauksime tokiu gražiu kanalu, bet šiandien, aišku, nebespėsim, keliausime rytoj. Nu, rytoj plauksime, tai yra. Taigi turime tokį Mercedesą. Albanijoje labai daug senų Mersų. Jeigu neturi Mersų Albanijoje, vadinasi, iškart nurašo tave. O šiaip tai yra iki 91 berods visiškai neleido turėti automobilio paprastam žmogui. Ir dar ką pasidomėjau, kad neleido vos ne prie vandens, prie pajūrio nuvažiuoti paprastiems darbininkams vien tik dėl to, kad tipo, nu, kad dirbtų.
o ne pramogauti. Žodžiu, buvo gera čia diktatūra. Dabar pralaisvėjo viskas. Daug geriau visiems gyvenasi. Manau, kad čia kelių metų bėgyje aplamai turizmas dar labiau suklestės, negu dabar yra. O šiaip tai, gal suvenyrą kam nors privežti? Atvarėm prie šito tilto. Pasižiūrėsime. Vau, šiaip cool atrodo. Tilčiuks. Einam. Nu ką, sukame aplankyti toje pilį, važiuojant pakeliui. Iš čia atsiveria gražus vaizdai kalnus į ežerą, ten jūra turbūt kitoj pusėj. Jo, čia tas ežeras Skadarsko ežeras. Upė. Škoderis čia, ne? Jo, čia mes matome Škoderį iš visų pusių nuo šitos pilies. Tai čia, kiek suprantu, Piens rajonas. Ten gal kažkiek pramoninis. Šiaip graži panorama atsiveria iš tos pilies. Taigi turime čia tokį pilį. Wow. Wow. Eini pro langelį, žiūri pro vaizdelį. Vai tai tau, kaip gražu čionai. Teka upė. Čia, kad įsivaizduoti draugais, kokiais keliais turim važiuoti iki gyvenamos vietos. Visiškai bekelia. Tai va, tokiais keliukais naktį. Tik mes taip galim sugalvoti. Bet štai rytoj važiuosim atgal šitų keliukų. Čia dabar važiuojam nakvynės vietą. Ir ką, kelsimės keltu. Iki rytojus.